Pienas ir pieno produktai. Valgyti juos ar ne? Vieni specialistai sako valgyti, kiti sako nevalgyti. Pienas ir pieno produktai visada bus sveikos mitybos piramidėje, tačiau jeigu mes kalbame apie žmogaus sveikatą, tai yra be galo individualu. Ir tau gali pieno produktai tikti ir gali lygiai taip pat netikti. Bet vienas pagrindinis dalykas, pasižiūrėk į savo lėkštę, kokius tu pieno produktus valgai. Ar mums verta apskritai apie tai diskutuoti? Gal tavo pieno produktai su labai daug cukraus, sūreliai, ledai, tortai, kuriuose įeina pieno produktai, gal tai yra, tarkim, jogurtukai, varškytės, o gal sūris dominuoja. Tai supras, kad cukraus ir druskos perteklius sveikatai žinoma, kad bus nepalanku. Tai vienas žingsnis, kurį gali padaryti, tai pirmiausia rinkis nesaldintus, nesūrius pieno produktus ir kitus žingsnius perskaitysi mano informacijoje, kurią esu be galo daug prisidalinus sveikatai palankų svetainėje. O jeigu visgi priėmei sprendimą, kad tavo organizmui, tavo sveikatai pienas ir pieno produktai nėra palankiausi, tai esu sukūrus mitybos planą, kurį gali įsigyti ir valgyti be pieno produktų, sveikatai palankų maistą ir pagerinti savo sveikatą. Rašyk komentaruose pienas ir gauk specialų pasiūlymą skirtą tau.